Artūr Sabalievski. Aš atvykau į 3 dienų mokymus Milijonieriaus mąstymas, kurį veda Markas Demarija. Aš mokinausi pagal Roberto Kiyosaki pinigų srauto žaidimą ir mano mokytojas rekomendavo šitus mokymus, kad aš būtinai juos nuvykčiau, nes jie yra labai stipriai veikiantis tiek emociškai, tiek motyvuoja žmogų, tiek labai daug skirtingų minčių duoda, tiek suteikia naujų žinių, tiek leidžia išsiskleisti, atrasti savo galimybės, naujus investavimo būdus, naujus galimybės investuoti, taupyti, kaip paskirstyti pinigus, kokia yra sistema. Davė 6 laikų sistemą, pagal kurią vadovaujasi visi turtingi žmonės. Jinai yra kaip įprotis. Tu ją pradėjęs daryti, pas tave pinigai tiesiog pradės trauktis. Taip pat, kas labai įsiminė iš šitų 3 dienų, kad labai stipri energetika, labai stipri energetiškai kelia žmonės šitie speakeriai. Jie labai stipriai motyvuoja veiksmams, emocijas labai užkelia, o patys yra labai pozityvus, labai viską energingai šneka, daug emocijų atiduoda, daug dalinasi savo gerom mintim. Taip pat šitas seminaras yra super, o aš jau 3 dieną esu, tai pasikrovęs esu energijos. Ir iššakęs, aš toks jausmas, kad išeisiu, aš eisiu kalnus nurausi, kad aš užkopsiu į Everestą tai viskas čia. Nėra man kriučių, nes aš jau atsikričiau savo baimių, ten iš viso toks jausmas, kad viskas labai lengva ir viską aš labai lengvai pasieksiu. Ir dėka šito seminaro aš įgijau naujų žinių, kuriuos aš pritaikydamas praktikos ir gausiu rezultatą. Ir aš esu garantuotas, kad tikrai aš tą rezultatą gausiu. Ir aš patarčiau kiekvienam atvykti į šitą seminarą, pamatyti, kokia yra čia realybė, kaip žmonės motyvuojasi, kaip žmonės keičiasi, kaip žmonės priima tas žinias, kurias duoda, kaip suteikiamas tos žinios, kurios perteikiamas speakerio yra, kaip žmonės praktikuojasi, kaip susipažįsta tarpusavy, kaip susiranda partnerių, pažinčių, verslo partnerių. Netgi gali būti, kad po šito seminaro su kažkuo galėsi verslą sukurti, kažkam netgi savo antrą pusę netgi galėsi rasti, ne tik tai partnerį. Ir dar daug visko čia įdomaus vyksta. Ačiū, čia Artūras Sabalievskis.